Sveiki, mane vadina Bacila. Turbūt todėl, kad nuolat užsikrečiu naujovėmis ir užkrečiu jomis kitus. Neseniai atradau paslaugą Cloud bibliotekininko. Jos tikslas elektroniniu būdu greitai suteikti įvairiapusę informaciją. Pavyzdžiui, apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas, turimus leidinius, duomenų bazės ir kitą. Svarbiausia, kad ši paslauga nemokama. Atsakymų į klausimus gali tekti palaukti keletą valandų ar dienų. Tai priklauso nuo klausimų sudėtingumo. Pamėginsiu trumpai apie tai papasakoti. Internete yra keletas viešųjų bibliotekų svetainių, teikiančių paslaugą Cloud bibliotekininko. Viena jų www.bibliotekos.lt. Svetainės dešinėje matome meniu, o po jo nuorodą. Reikia informacijos? Cloud bibliotekininko. Spustelėkime ją. Štai matome dažniausiai užduodamus ir daugeliui svarbius klausimus. Galbūt būtent čia rasite reikiamų atsakymų. O jei vis dėlto patys norite ko nors paklausti, tai reikia. Kairė žymekliu paslinkti slinkties juostą į apačią, kur rasite užklausos formą. Užpildykite reikalingus laukelius ir spustelėkite nuorodą siųsti. Klausimas išsiųstas ir artimiausiu metu į jį bus atsakyta. Atsakymą gausite nurodytų elektroninio pašto adresu. Dabar galime spustelėti mygtuką, kad būtume tikri, jog viską atlikome teisingai. Siūlau pasinaudoti ir kitomis viešųjų bibliotekų svetainėmis, teikiančiamis paslaugą Cloud bibliotekininko. Pavyzdžiui, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos svetainė www.biblioteka.lt. Pradinio šios svetainės lango dešinėje rasite nuorodą Cloud bibliotekininko, kuriai reikia spustelėti, norint pasinaudoti paslaugą. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos svetainėje www.kaunas.mvb.lt taip pat galima ją pasinaudoti. Tai reikia paspausti nuorodą Klausk, esančią pradinio svetainės lango dešinėje. Viliuosi, kad mano trumpai pristatyta paslauga Cloud bibliotekininko užkrėtė ir jūs. Taigi dabar, neišėję iš namų, galėsite gauti atsakymų į rūpimus klausimus. Pamėginkite patys.